Sveiki, gerbėmieji imtynių klubų žiūrovai, su jumis aš Gizmo, vienas iš būtent vedėjų, ir norėčiau trumpai paaiškinti, kad šitas epizodas bus šiek tiek tai su techniniam problemam, nes tiek ir aš, tiek ir Aivaras šiek tiek tai mes tvarkomės ir bandom suderinti mūsų aparatūras, kad susivienodintų ir skambėtų gražiau. Bet mes jau tuo pačiu norim paleisti jau antrąjį sezoną, nes mes jau tikrai gerą laiką nesame paleidę ne vienos serijos. Taigi, dar sykį persiprašom dėl šitų techninių nesklandumų ir jau tikėkitės kitais kartais jau garsas bus švaresnis ir geresnis. Dar sykį, ačiū už supratingumą, bet mes turime judėti į antrąjį sezoną. Mes Rumblą visi Discord'e žiūrėjom. Jo, Rumblas, blet, tipo toks... Man, sakau, nei 5, nei rūta, žinai, asmeniškai Rumblas. Tai čia visas WWE šią momentą. Jo, ten, ne visai. Aš biškai sakau, nautų pasidaręs su ir ChatGPT ir su savo rašliavom, savo bairiai, žinai, susidėjau. Gerai. Su tripalaičio pagalba žiūriu. Jo, kaip creative, reikia būti creative, ten. Bet, pirmas dalykas, reikia žiūrovą pasakyti, ką, nesimatė, mes jau nuo praeitų metų. I have to do it. Biški, numiręs projektas, sezonas 2 dabar, jas. Jo, tai sveiki gyvi. Jo, tai sveiki gyvi. Paskutinis kartas, kada matėme 7 klubę, tai mes aptarinėjom, dabar bandu atsiminti. John Cenos retirementą. Jo, atsisveikinimą ir ant kiek jis buvo šūdinas. Aš labai taip, jeigu briefly šnekėta, tiek, realiai šūdų gabalas buvo tas atsisveikinimas. Tipo, nei 5, nei 10, bet dabar, kai žiūrim WWE šiandien, tai aš sakyčiau, gal visai geras netgi jisai buvo. Nes AJ Styleso retirementas, tai what the fuck vapšė. Dėlais, mes turėjom jos 2, vieną Saudi Arabijoje, kitą random serijų Raw. Okay. Tipo, Saudija toks, žinai, tikrai gražus atsisveikinimas. Žinai, kad Saudija visą kitą ir po to jis toks atėjo. Tipo, aš atėjau tenais ir išeisiu per ten. Jo, ir aš treniruosiu šią pravetę. Nes jisai kažkaip neužskaitė to tokio išėjimo. Jisai neužskaitė savo išėjimo. At the same time jisai toksai kaip nusimauna savo pirštinės ir atgal užsimes. Ir toksai buvo hintai, ar čia tipo darysi kaip Edžas, tipo AEW kažką tokio. Bet ne, tenais Brandom serijų jis jau nusijėmė, atvarė Undertakeris, toksai daro, eina dabar į Hall of Fame. Ir mes padarysim taip, kad eitum į Hall of Fame, o ne kažkokį, nes tuo pačiu metu AEW kažkoks renginys vyksta. Tai kad tipo jisai eitų į Hall of Fame, o ne į AEW. Pala, aš dabar pertrauksiu biškį. Kas klausys, tas, turiu papasakot, ką matau, bet tie, kas matys, ar ten fucking demonito pas tave background'e? Oh, man. Bet jau palaikau. Demonito daugiau matė negu mūsų kai kurie žiūrovai. Jisai buvo fucking Lenkijoje. Jisai daugiau netgi matė nei aš, nes aš negalėjau atvykti. Bet... Vaidavai, jeigu įdomi mano kelionė į Lenkiją ir ką aš ten veikiau, susijusiu su... Demonito. Juom ir WWE, tai aprašymas bus linkas į tą vidoską. Čia kažkur dar uždėsim thumbnailą ir kažką. Anyhow, šiaip aš mačiau tavo kelionę, man asmeniškai patiko žiūrėti ir prisižvengiau. Bet labai jeigu neklystu, pas Lenkus buvai. Tai jeigu neklystu. Gdanske, tai jo, aš atsiminsiu, man siūliai ir aš toks fuck, aš negaliu, man reikia taupyti pinigus į Maltą. Seniai, visa kelionė man kainavo 200 eurų. Pačiam Gdanske išleidau daugiau negu man kelionės. Ok, bent jau smagiai praleidai laiką. Aš tiesiog aš tiesiog realiai ateičiau imtynėse, gal pasisveikinčiau su CM Punk'u, jeigu pavyktų, aš nežinau.
Bet Good luck, seniai, pasakysiu, tai good luck. aš Ten spėjau, žmonių buvo... bet sakau, aš pažiūrėjau ir aš toks, wow. Tipo, aš realiai pavydėjau tau, nemeluos, aš labai norėjau ten nuvykti. Bet, yra kaip yra. Yra kaip yra. Jo, tai... Gal po 11 metų vėl atvarysinais. Žinai, klausyk, tikrai norisi pamatyti Cody Rahimą Raunsą, žinai. Jo. Bet gaila. Aš jį per 10 metrų kažkur mačiau, žinai. Prie manęs sėdėjo kažkoks bišas, kuris žoskai buvo Cody fanas. Okay. Ir jisai turėjo fightą su Drew McIntyre'u. Gal su šituo tipo džeketu. Šyrinu už Drew ir būjim Cody. O man įdomu, ar realiai ūgis imtynininkų toks, pagalvojęs, ar jie didžioji dalis aukšti, ar jie tokie, žinai, žema ūgiai? O, šiaip aš Braun Breakerį pamačiau, tai man dvi tokios kaip nuostabus. Pirma toksai, kad pizdais koks didelis, antras pizda koks mažas. Jisai nėra aukštas. Atsiprašau, ką? Gerai. Ja. Jis man iš pradžių pizda didelis, jis biški mažesnis, negu per teliką atrodo. Tipo, telikas ūgio, numuša ūgį, čia, žinai, kaip svorio prideda, tai numuša ūgį. Jo, bet pavyzdžiui, gyvai pamatyti, kaip Javon Evansas skraido, ir kaip matyti, kaip jis per teliką skraido, tai du skirtingi dalykai. Aš tikiu. Bišas pakyla belia kaip aukštai. Bet, sakau, man yra smagu dėl tavęs, kad bent jau pirmom akim, žinai, pamatėjai. Man pačiam pavydas baisiai pagraužė, žinai, man buvo įdomu, kaip ten viskas. Aš labai sakau, aš norėjau kažką, žinai, kad gal, žinai, susijėmu kažką, žinai, užtrauktų, gal to pavyktų, žinai, kažkaip. Bet man, sakau, smagu buvo pamatyti tavo tą vlogą. Wow! Sak, pirmom akim, toksai čia reikia pafilmuoti reikia. Reikia pažiūrėti, pafilmuoti ir toksai bičas prieš mane paskutinį mečą. Rankas nieko nesmato per jį. Ok, galvoju. Aš specialiai būčiau telefoną ekranų žiūrėsiu dabar, kas vyksta. Aš tai specialiai būčiau pakišęs po jo telefoną. Sorry, sėdi, palauk. Kaip, žinai, tai raškai, babaškai, žinai, kažką lenkiškai suburvėtum, žinai, ir viskas. Oh, man. Bet jo, grįžtam prie mūsų originalių reikalų. Tai jo, mes buvom pradingę, beveik 2 mėnesius pradingom. Be žinias, be nieko. Daugiau gal netgi. Kažkur 2 mėnesiai. Aš buvau persiausiai žiūrėjęs podcast'o, tai mes kažkur dingo beveik 2 mėnesiam, jo, tu buvai teisus, mes, sakau, tikrai žiūrėjom, kalbėjome apie Jonathaną Cena, kad jisai išėjo, žinai, bet po jo, pasakykim taip, labai irgi šūdas toliau plaukė, kreatyvas, ką padarė, kaip jisai, Trick Williamsą, matau, pradėjo pušinti, jeigu pastebėjai, taip iš NXT. Jo. Kad jisai realiai iš NXT Powerhouse'ų patapo WWE Powerhouse'ų ir Deadmanas netgi, žinai, kaip ir užtarė, kaip supratau. Kas ten dar? Koks tas vardas? Dabar Elimination Chamber labai gerai pasirodė, ta, kur primetė vadybą. Kiana James. Jo, Kiana James. Aš... ją vien per Rumble gan gerai pradėjo rodyti, tik tai kažkaip dėmesį neatkreipė. Ir dabar... per Elimination Chamber irgi dėmesio neatkreipė, nes Raquel pagrindinė buvo MVP to mečo. Raquel, aš kaip ir sakau, jinai yra China, dabartinių dienų, žinai, ir man... Kai aš žiūrėjau jo Elimination Chamber, jau man pradėjo atsibostinai. Labai tie metimai, tie viskas labai monotoniškai, žinai, pasidarė ir man, jau tikrai skauda buvo žiūrėti, kad, Raquel parodė kažką naujo, žinai, bet kokia Liv Morgan, žinai, ar kas dar, Alexa Bliss, jos, pavyzdžiui, vat, kai grįžo, jos ir pradėjo rodyti naują, žinai, ir parodyti kažkokius signalus, kad, hei, mes irgi, žinai, toliau galim spardytis, mes galim, žinai, į didelės lygas, ir mes galim, žinai, kovoti. Raquel naudoja tokią gimiką, kuri, jinai nėra pasenus. Jinai tiesiog nuvalkiota. Tas man, žinai, patiko.
ne kiekvieną gali taip daryti. Pavyzdžiui, kas rosterį daro tokius dalykus kaip jinai. Labai mažai. Pagrinde turim short girls doing flippy dippy shit. Kas? Ripley turim Maja. Septintus metus iš eilės Ripley WrestleMania dėl titulo varo kovot. Visam, tipo, Rhea, Nia Jax turim. Senė, Rhea jau dabar Hogan pavirto. Žinai, ką aš pastebėjau jau, sakau, kai aš žiūrėjau podcastus mūsų prieš tai, čia, man atrodo, tau reikės pastoviai štampuoti, kad maždaug bičas, kuris mato, kas yra Hoganas. Tiesiog Hogano detektorius Aiva yra. Ne, aš suprantu, iš kur tai ateina. Jo, tipo, Samis turėjo tą Hogan pušą, dabar Rhea turi Hogan pušą, kaip, žinai, pagal tavo terminologiją. Bet... Jey Uso turėjo Hogan pušą. Jey Uso, tai ačiū Dievui, kad jį ten kažkaip išmetė. Aš džiaugiuosi. Aš esu laimingas ir man atrodo, tūkstančiai žmonių žiūrintis ir klausantis šitą podcastą ir tuo pačiu WWE, man atrodo, iš laimės dročinant tiek, kad visur balta, blėt, pasidarys. Aš buvau toks laimingas, kai jisai negalėjo, tipo, išeit. Eina, čia aš pasakysiu, kinematografija, mano mėly draugai. Aš tai pasakysiu, gan žiauriai netgi, nes, tipo, jis pirmas dalykas, tai turėjo laimėti tą mačą. Ir kaip aš jaučiu, kad jisai, tipo, nebūtų pinintas, senais būtų tas Grandė pinintas. Ir, tipo, jisai ten toliau, tipo, atrodo kinda strong, bet dabar, tipo, okei. Mane tiesiog nurašė ir aš, tipo, išgystu, kas toliau, kas meiniai nusimato. Tipo, supratiau, kažkokį tektimą kovo turėsim ar ką, bet, tipo, istorijos nuo to neparašysiu, nes aš dabar jau nurašytas esu žino kiek laiko. Tai gan žiauriai, bet pakeis tiesiog kitą per paskutinį Smackdowną random mešą sumės tipo Jacobas su Logan Paul. Toksai, okei, tik Jey Uso nepateko ne dėl to, nes jisai Jey Uso, o dėl to, kad tipo Seth Rollinso tą storyline su Visionu yra įdomiau negu ką rodys su Jey Uso. Žinai, kas dar, tu užsiminėjai Amerikano, tai ko mes neaptarėm per 2 mėnesius. Ir aš žinau, kad tai mes šnekėjom šitą bairį jau senai, šitas bairis prisištampavo, kai išėjo El Grande. Ir kai atsirado duplikatas El Grandes. Into El Grande, tipo, Amerikano vers, kur aš Triple A žiūrėjau. Ir man atrodo, mes per Rumble matėm, pataisyk mane, jeigu gali, mes matėm Titanų kovą. 2 El Grandes. Fuck that, it was great. Tu matai... ten buvo Spider-Man'o mimas. Taip, tai buvo nuostabu, tai buvo... Vat, žinai terminą, kas yra tragikomedija, ne? Kai yra... komedija sukurta iš tragedijos, žinai, kuri kažkas įvyko. Tai aš galim mes tą patį palyginti su El Grande. Mes turėjome mažą dičkį platų El Grande, aš nesakysiu vardais, aš žinau, kas jie yra, bet aš nieko nesakysiu. Ir turėjom vieną didelį aukštą El Grande. Ir tu, žinai, galvoji, hei, tipo, žinai, įdomi gimika, gal bairis. Ir kas įdomiausia, kad jie labai gražiai, tipo, kreatyvas gražiai sužaidė, kad mes jos numesime Triple A. Ir pažiūrėk, kaip jiems sekas. Tipo, žmonės jį myli. Aišku, nemėgsta, WWE jo nemėgsta, čia faktas, čia yra gimika, bet Triple A jį myli. Tu visiškai nesupranti El Grande Amerikano shit. Nes original El Grande, tas, kuris pasirodė per WWE ir deepfake'us naudojo su AI generated šūdais. Jo, jį tipo pakeitė, bet tuo pačiu metu WWE nupirko AAA, kai tipo atsirado tasai aukštesnis El Grande, the original one. Taip. Ir tasai sukūrė AAA atmosferą, kad jį priimtų kaip jį savo. Jisai connected su Mexican people, jisai Spanish kalbėjo. Jisai dainavo eidamas iki ringo. Taip. Deitina Mexican woman.
Basically, he's Mexican. Jisai The yra... original. Meksikiečiam jisai yra original. Taip, Pist ateina kažkoksai, bleba, buff guy, kuris akivaizdžiai nemoka Spanish, kalba tik tais angliškai ir jisai sako, kad jis originalas. Tai what the fuck? Amerikoje, okay, mes love you. He's American. Bet in Mexico, fuck that guy. You're not the original, he's our original. Žinai? Tai El Grandes Amerikano gimika, pirmasis El Grande turi atiduoti naujam El Grande. Jo, antram El Grande. Bet visi... Nes dar yra Rajo ir Bravo Amerikano, tai jau trečias ir ketvirtas skaitytas. Čia pakalikai, čia yra pakalikai. Taip, reikia, jeigu tu esi, aš taip pasipėjau, jeigu tu turi gimiką kaip healas ir tu esi gimiku, žinai, ne tai, kad healas, taip kaip blogietis, o tiesiog healas, kuris turi kažkokią gimiką, tu turi turėti pakaliukus. Tai aš turiu menį, tas pats, grįžta prie Oldschoolo, Legacy, Heal Squadas buvo ir pakaliukai. Turėjom ką, Judgment Day, Healai, pakaliukai. Čia, žinai, tas toks, ką aš pagalvojau. Judgment Day neturi lyderių. Jo, tai esmė tame, nėra lyderio, bet yra Heal veikėjas, kuris turi savo pakaliukus ir esmė tame jisai gali, su Judgment Day, kas yra prikolas, kad kiekvienas gali būti, žinai, vadovas ir kiekvienas gali patapti pakaliuką. Jie gali va taip pažais, aš ką pastebėjau. Bet dabar jie yra, kaip aš matau, tai toks, žinai, daug neštekėsiu, žinai, daug džingsų ten nori. Tu prikin kažkas galvoja, kad tipo Bravo ir Rajo Amerikano, Los Americanos, iš tikro yra New Catch Republicas. Jeigu atsimeni tokį tag teamą. Ne. Aš irgi. Toks tiesiog, man tiesiog tas, žinai, toks kontaktas palauk. Jis egzistavo gal 3 savaitės ir po to dingo. Tiesiog nes neturėjo kaip jį būkint. Tai čia ne taktimas, čia yra tiesiog, eiliniai, tiesiog praeiviai. Ten legit taktimas, seniai. Seniai, čia tas pas kaip Bolter Machine Guns. Čia 2 atskiros komandos ir 4 atskiri žmonės, I don't know. Čia kaip Bolter Machine Guns, kurie tipo perl egzistuoja. Net, bet kaukė prieš kaukę mečas. Geras dalykas. Man atrodo, WrestleManijoje jo nedarys. Jie darys Meksikoje Triple Manijai. Čia mes daug tik kalbėti. Nes vien dėl kraudo, tipo aplinkos. Nes Triple Manija yra WrestleManija Meksikoje, basically. Kas nežino. Tai tenais jie main eventeriai, čionais midcardas, tai tenais aišku. Jo, kalbant, aš nežinau, aš kaip ir nepasiklausiau, ar mes praeitą laidą šnekėjomės, grįžtant apie AAA ir atsimeni, čia tokia viena, aš kažkaip man į galą šis kaip tik krito, kai Dominik Mysterio turėjo tą reklaminį visą tą skiltuką ir ant diržo kas buvo? Ant titulinio diržo. Jei generator šūdas esu. Jo, tipo, tu matai toks AEW čempionas, aš žinau, kad jisai pašalintas, tai mes nelabai, aš gal surasiu paveiksliuką, galėsiu parodyti kažkur čia, bet tu žiūri... Mima egzistuoja. Matai Dominiką Mysterio ir tu toks, palauk. Kodėl nesueina kabliai, žinai, su titulu? Jisai 3 titulus turi, senė. Jisai per 3 promotionus 3 pagrindinius titulus turi. Gerai, WWE gal ne pagrindinis, bet still. Tipo, jo, ir titulas, kuriam neegzistuoja jisai. Su Dominiku galima sakyti, kad po Chamberio akivaizdu, kad Finn Balor prieš Dominic dėl IC titulą tiesiog mainyje bus. Čia faktas. Gaila Baloro galėjo triple threatą padaryti WrestleManijoje. Tu prikim Punką namie įveikti. Punką namie įveikia. Jie turėjo istorijos, bet Triple H'as, come on, jis saugiai. Bilietų sunku WrestleManiją neparduot. Parduot. Biškai feilina man to. Aišku, čia ne dėl to, kad kainos yra kosminės. Jo. Tikrai ne dėl to.
Baik. Tokį... Mes tokias brangus bilietus mes, apie ką tu kalbi. Kad išparduot WrestleMania, tipo, easy gali kainas padaryti. Kad jeigu jie kainas tokias aukštas užkelia ir tuo pačiu visiškai jos nebildina, kad būtų kažkas wow įdomaus, game changing, tai bro. Jis dabar Elimination Chamberis palygiai šiemet ir pernai. Levels above pernai buvo. Jo, čia faktas. Bet, palauk, tu skundiesi apie bilietų kainas, mes kalbam apie, yra bičas, kas žiūri tas žinos, kas nežino, supažindinsiu, tai mes turime per WWE vyruką, kurį mes pastoviai matome tribūnoje ir jis visą laiką su žalia maika, jį daug kas pavadina green shirt guy arba žalios maikės vyruku. Ar jisai skundžiasi bilietų kainom? Ne. Seni, tu matai, kad green shirt guy got replaced by a fake? Jo, per vieną laidą buvo netikras Green Shirt Guy pirmoji eilėj. Wow, aš šito nepastebėjau. Okay. Tipo... Prieš vieną savaitę, jo, čia žinai, praeitą savaitę buvo. Yra Reddito paustas kaip tik galima mesti. Pala. Nieks nepadarė. Nieks screenshoto nepadarė, gaila. Gerai, pala, reikia paskaityti. Radau. Radai? Okei, pala. Mes čia parodysim šitą, ne? Pala, what the Wait, hold on, what the fuck? Yes. Kas čia matau? Father/son Green Shirt Guy Experience. Tai čia cosplay, jūs sėdi, čia nėra fake'as, čia cosplay. Ja, bet jie jo vietoj sėdėjo. Tai čia kalba, klausyk, tu nesupranti Triple H kreativo. Čia galbūt buvo jų ekspresija, gal jų pagerbimas, žinai. Galbūt, žinai, Green Shirt Guy tuo metu negalėjo, bet jį pagerbė, žinai. Mes nežinom Triple H vizijos. Klausyk. Negalėjo darbą atvaryti. Hei, tokio dalyko, kaip negalėti darbą, nėra WWE. Yra tiesiog lūžis, trauma, liga, kažkoks ekstra dalykas, bet nėra tokio, kad jis nenuėjo į darbą. Jisai buvo tikriausiai tribūnose, tiesiog jisai buvo Green Shirt Guy turi traumą. Jo, jisai buvo mūsų širdise, kalbant apie feikus, Chamberis įvyko ir wow, the Masked Man Mystery buvo Setas Rollinsas. Aš nemeluosiu, Masked Man, afigėda gimika, nemeluokim, ar Trufas gerai sužaidė su tuo. Ne, bet neafigėda, pagalvojus neafigėda, kad, žinai, galima sužaist, bet... Jacob Fatu, ar Trufas, Becky Lynch, Austin Theory, dar kokie 3 yra. Nepamenu dabar, bet 5 jau pasakiau per paskutinius pusę metų. Tai kaip Setas tai padarė, aš tai vadinu matriošką, kur taip pat tu galvoji, kad tai yra Setas, bet tai nėra Setas. Ištraukia vieną, ištraukia kitą, ir tada, fuck, Setas Elimination Chamber, what the fuck? Ir prikolas, kad Setas nei karto nebuvo ten. Visus savus kartus buvo Grayson Walleris, tiesiog. Tu sakai, ne visai. Ten confirm, seniai, ten kažkas close-upą padarė, grinai jo veido, tipo su tuo kamufliažu. Grinai viskas persifečia, kad ten jisai yra, ten negalėjo būti Setas Rollinsas. Čia yra mano teorija, bet, grįžtant prie... Who the fuck are you? Tai jie yra Seto Rollinso mokiniai, basically, from his wrestling school. Tai... Apart Grayson Waller, Bibi, žinau, kas Grayson Walleriu, ir mano teorija, kad Setas atskira kažkokią viziją turės su Grayson Walleriu, ar kažkas toko dabar visiškai sugriuvus. Nes, žmonės nedurni, jie iš karto supras, kad tenais Grayson Walleris. Tai, what the hell? Kodėl iš pradžio negalėjo tų no-name'ų dėti Masked Man rolę, o dėjo Grayson Waller?
Aš turiu teoriją tokią, kur, gal dėl to, Nes jis nieko kad neveikia, tipo. faktas, kad jisai, Setas Rollinsas jisai turi įtakos, nes jis sukūrė viziją, žinai, jis yra architektas, bet ką aš norėjau pabrėžti, tai dėl to, kad jisai realiai įstumė savo mokinius, žinai, tipo, kas, realiai tie jo mokiniai, kiek aš suprantu, tai įstumė savo mokinius, Graysono Wallerio mes nematėm ir kaip tik dėl buvo ta proga, žinai, hei, gal mes, jį kažkaip irgi sumetam, tai aš turiu, tu, žinai, ties ta pusė, kad gali būti nauja vizija, taip, ir man nežinau kodėl, o tik dabar, žinai, tas atėjo, kad mes turėsim problemą su Bron Breaker. Aš turiu nuotą, kad, jisai jau pasiekė savo, tipo, jis pats pasiekė, ne be pagalbos. Tiesiog, tipo, atsirado šitas Heymanas, atsirado vizija, atsirado Rollinsas, jam tiesiog, tipo, prieskonį. Tai aš manau, Breakeris grįž, bet jisai nesutars nei su Setu, nei su Paulo Heymano vizija. Jisai tiesiog su jais crashins. Čia mano spėjimas su Breakeriu, kai jisai grįž. Bet iki kol grįžta irgi. Gali būti vizija, pasikeis. Seto ir vizijos mainijos feudas doesn't make any fucking sense. Nes jis dabar feudins su Logan Paulu ir Austin Theory. Austino nebuvo vizijoje. Logano, man atrodo, irgi nebuvo vizijoje, kai jis tipo betrayino, tai make it makes sense. Pala, tu matėjai Austino TikToką? Čia man kažkada For You page išmetė, gal čia prieš porą dienų. Aš tiesiog, žinai, guliu lovai viską ir matau Austin Theory TikToką. Man atsibodo nieko nedaryt. Man atsibodo jo. Ir čiuvas, tipo, tu žiūri į peraugusi Teletabių. Realiai, aš nežinau, kodėl aš matau peraugusi Teletabių, jausis yra labai didelės. Tai tiesiog tokias antenos. Tai aš toks galvoju, tai aš nežinau, ar čia Creative jam prišnekėjo, arba jisai tiesiog pats yra daunas, bet, tu galėjai kažką daryti. Tau Jonas Cena kažkada prieš kokius gal 5 ar 4 metus pasakė, seni, daryk kažką tai, nes tave šiukšlė išlaikys. Tai po šiukšlę pastatė ir, tipo, tu pažiūrėk. Čiuvas tiesiog stovi kaip, tipo, NPC veikėjas. Pasakyk man, kaip jis kažką gali padaryti, kai, tipo, Creative'as nemato jo visiškai. Va, būtent. Ne, tipo... Per daug overscriptintos laidos yra ir charakteriai tiek overscriptinti, tai, kad pavyzdžiui, kurie, žmonės get over now on themselves, ne? Ja. Ir, tipo, jie negauna pušą ir visi tokie nori, kad jie pušintų, tai dažniausiai, jeigu jie pasirenka tipo, nieko nedarys ir toliau, tipo, visi skūsis. Yeah. Arba jo, davai pušinam, nes matom, kad patinka. Bet mes tada kardinaliai pakeisim visiškai charakterį nafį. Okay. Taip, kad kas atsitiko su Jey Uso pagrinde. Mes atsimink prieš The Yeet Guy Jey Uso, mes turėjom The Right Hand Man Jey Uso. Jo. Ten 2 skirtingi veikėjai ir, The Right Hand Man jisai buvo huienas, visi norėjo, kad jį pušintų. Dėl to ir atsirado, tipo, davai pušinkit ir po to Ne tą žmogų papušino. Merch, Yeet, Triple H'as, visi įtina, this man is gonna make me millions and millions. Kalbant apie tokius įdomesnius pušus. Kažkada aptarė ir gal turbūt turi tiesos su to Drew McIntyre. Aš pažiūrėjau, žinai, iš tos prizmės, kur tu, tipo, visi metu jam heitą, žinai, tu, tipo, čia jisai gerą darbą. Tu heitinai, sahuienas. Ne, aš buvo momentas, jo nemėgau, bet nemėgau dėl to, kad jisai tokį koketas, žinai, labai, toks tikrai pasikėlęs per daug buvo, kur prieš tai verkė, bet kai gavo prizą, žinai, toks, tai aš darau, ką aš noriu. Bet, žinai, tas ir tai, jo, tai jisai teisingai daro. Ir, žinai, kas man buvo linksmiausia, Nick Aldis, šitas SmackDowno vadybininkas. Aš laukiu to momento, kada jam šikna ant tiek sudegs,
kad jis pasakys, eikit šikt, aš trumpam išeinu iš vadybos kėdės ir aš einu suspardyti Drew. Aš noriu matyti, kaip Aldis mušasi, nes aš mačiau jo reelsus, jo tiesiog highlight reelus. Jisai yra, Aldis yra techninis kovotojas. Jis yra sunkiasvoris techninis, bet labai smagu žiūrėti, žinai. Tas pats ir Piersas, Piersas yra, man atrodo, midweight, bet Aldis prieš Drew būtų iš tiesų smagu pamatyti. Čia kaip visi galvojo, kaip Becky Lynch prieš Jessica Carr, žinai, teisėja, tai būtų visai įdomu pamatyti, žinai, tą tokią dinamiką, kur mes dabar jau matom, žinai, kur yra kažkokia kulminacija, kur Aldis jau plėšo savo, žinai, drabužius, kad tipo, senė, aš tau šūdą suvelsiu. Ir dabar po Elimination Chamber, čia spoiler alert, mes per post-show, aš nežinau, ar tu matei post-show? Aš jau norėjau sakyti, kad blem, ar tu matei tą post-show interviu, nes visą tavo tą logikos grandinę, ką tik sunaikins. Tai, kur, Aldis pasakė, hei, aš tau šūdą suvelsiu, eisi prieš Cody ir man nesvarbu, žinai, penktadienį gausi malkų. Ir aš asmeniškai dabar pasakysiu taip, aš nelabai noriu, kad Codys laimėtų. Pakaks. Aš tai jau žinau, kas bus per Mania. Mes per Mania turėsim Fatal 4-Way. Sakai? Bus Drew, Cody, Jacobas ir Randy. Ir ta Randžio Elimination Chamberio pergalė visiškai nieko nereikš. Man tai, aš kai žiūrėjau, tada, kaip tik mes šokam į Elimination Chamber, tai kaip tik prie vyrukų kovų, aš kažkaip tai, kai, žinai, pasižiūri rosterį, kas prieš ką kovoja, žinai, susidedi tą matieką ir tu toks, LA Knightas tikrai nelaimės, jisai ir taip turi jau... Triple H'as. Ne, Triple H'as Triple H'as greičiau nusišaus, negu LA Knight, tai duos pušą. Aš pagalvojau, kai Unreal ir pamačiau, žinai, pradėjau tą jungti logiką, kodėl jis nėra taip pušinamas, ne LA Knightas, LA Riteris, tai kodėl taip? Nes jisai labai gerai parsiduoda kaip reklaminis veidas, žinai, bet jis neparsiduoda kaip čempionas. Nes mes turėjom jį, kaip atrodo, US titulo, žinai, čempioną. Ir jisai jo taip ir nepardavė normaliai. Nes iš jo, tiesiog taip buvo, tai nutiko. Jį bukino visą laiką su Logan Paulu. Tai va būtent, jį bukino su žmogum, kuris irgi dar pradžioj. Shinsuke Nakamura. Shinsuke yra Shinsuke, tai čia mes apie nekalbame. Bet midcardas tuo metu, kai jisai laikė ir midcardas dabar skirtingi biški yra visiškai. Taip, dabar yra jis realiai neturėjo prieš ką kovot, kaip dabar Julia neturi prieš ką kovot. Tai, žinai, ten yra SmackDown'o bėgda, nes su kuom. Kaip jinai? Asuka? Asuka ne, nesgi čia main eventers. Plus healas prieš healągi nekovos. Tu nežinai, gal Asuka pataps. Aš pastebėjau per tą Unreal, kaip jie pabukino ir toksai, Chelsea Green is so good, but she's not on a Charlotte Flair or Tiffany Stratton level. Yeah. She will never be there. Her job is to make them. Pohui, kad tenai geresnė wrestlerė, bet mes nepušinsim jos, nes mums jinai nepatinka, nes jinai neturi to įvaizdžio. Bet, so visien grįžtant prie vyrukų, ne, tai vyrukų elimination. Tai man, kas labai šokiravo, tai yra, Logano smegenis, kaip ten veikia, kur jisai labai... Senė, 3 eliminationus. Jisai trojkę pasiėmė. Loganas turėtų dėl titulo kovoti šiptis. Jisai trojkę pasiėmė gerą. Jisai trojkę gerą pasiėmė. Ir aš toks galvoju, blemba, aš žinai, galvoju, LA Knightas atrodė ne vietoj. Aš nemeluosiu, tikrai. Elimination Chamber jisai nebuvo vietoj. Jis bočino normaliai dar. Ir aš toks, blemba, gal ir blogai, kad Jacobo nebuvo, nes tikrai būtų tikrai smagu matyti Jacobą tenais vietoj LA.
Tai aš taip įhypinau kažkada Lainaitą, bet žinai, kai po kažkiek laiko tau tiesiog taip susisėta, kad, yra tikrai geresnių ir šią Jacobą būčiau įmetęs tenais. Būtų tikrai matyti, žiūrėti pešą tokį baisų. Man tai patikė iš to mešo, kai Loganas išėjo ir iš karto 3 juodi bičiai jų užspardė kampą. Jo. Tipo, tu tiesiog jauti melatonino galę, priekui Loganą. No. Toks Trikas, Džavanas ir Rahimas. Jo, fucking Rahimas. Ne, bet tai, kas buvo man, tipo, aš ir spėliojau, kas laimės ir aš realiai ir pataikiau, aš toks, taip, žinai, tai šitas Ortonas gaus, čia buvo realiai akivaizdu. Visi galvoja, kad Kaudi. Aš ir galvojau, kad Kaudi. Kodėl? Nes jie nori padaryti saugią WrestleManiją, tipo su main eventeriais, kurie yra proven. Jie žiauriai failina bookint WrestleManiją, pastoviai keičia planus. Ir jie nenori naujų starų dėti main eventus dabar, kol jie jų neišbandė midcard'e, tipo, arba arti main evento. Jo, bet, aš sakau, aš taip sėdėjau, blembo Ortonas paims, žinai. Aš šiandien sėdėjau, aš jau matau, Ortonas paims. Man nebuvo kaudžiamintis. Baig. Dabar kažką pradėjo susenę. Ir tai veikia, bet jisai gale atsiprašo ir tada viskas sugadina. Jeigu jis neatsiprašyto, pavirsų tuom, kom Karrion Krossas jį bandė paversti pernai, mes turim belekai gerą veikėją. Aš turiu nuojautą, kad jį pastatys taip kaip Bailey, kad bičui Šiza. Nieko neveiktų. Nieko neveiktų, tiesiog tektime dar su developmental talentu. Ne. Tiesiog aš jaučiu su Samiu, jam pastatys, tipo, Karrionas bandė, kas dar tas, kaip jisai, Karrion Krossas ir tas, kur su Zelina Vega, koks ta bičio vardas, aš jau pamiršau. Alistair Black. Ir Alistair Black bandė, ir aš galvoju, kad jam Samiui bus tokia Šiza. Tipo, kaip pas Bailey, žinai, bus Šiza, bet jo nestatys ant tago, jam tiesiog bus žoska Šiza ir jisai visus pradės nekęsti. Tiesiog absoliutiškai visų nekęsti. Bet atsiprašinės. Su ta Šiza, nėra taip įdomu. Pavyzdžiui, mano būtų idėja geresnė, tai kaip jis CM Punkas būtų, pavyzdžiui, kuris demenintų respect. Nes taip atrodo, kad jo charakterio nieks iš main eventerių negerbė. Ir taip, jie tokie visi mato jį kaip tokie, žinai, tu man draugelis, bet taip tu nelaimės. Tai va, jeigu jis pradėtų demandint respect, tipo, what the fuck, show me some respect, ir tipo pradėtų biškį, kaip CM Punkas savo legendinį title reiną turėt, tokį charakterį, tai veiktų. Jau dabar matosi, kad jis promos, kus gali padaryti ir tai žiauriai gerai veiktų. Kalbant apie Siamą. Wow. Nemeluosiu, žmogus veteranas, čia faktas. Veteranas, pensininkas su PTSD, bet čiuvas išlaiko. Tu matai jį laužo, bet jis išlaiko, kad jisai turi tą geležinę valią. Ir tas, beefas tarp Finn Balor'o, žinai, ir CM Punk'o. Atgaivino Balor'ą, basically. Jo, man tas ir patiko, kad jį atkėlė atgal, žinai, kad hei, žiūrėk, tu nesi pakalikas, kaip ir minėjau prieš tai, tu nesi pakalikas, bet tu nesi lyderis, bet, tipo, tu esi solo bičas, tu realiai turėjai demoną, turėjai, taip esi ir, žinai, princas, esi demonas. Come on, davai pajudėk, žinai. Mes tau, kai kišim, žinai, beefą tarp CM Punkas parodė tą pačią pagarbą ir Finnas parodė, žinai, pačiam gale, žinai, tą pačią pagarbą, kad hei, tipo, aš prie tavęs nebelysiu. Užtat, dabar gerai pagalvok, kur dabar Finnas keliaus? Dabar. O tai beefant su Judgment Day. Jo, va būtent. Pagrinde JD ir Dominik. Jisai prieš JD nelabai ką turi, jisai labiau Dominikas, žinai, kankis. Mes jau ir taip matėm tas šaknes, žinai, kad jie nesutarė tarp tam tikrų sprendimų. Užtat JD turi. JD jis JD yra
fucking... Žinai, Mizas yra top midcardas, žinai, top super special midcardas, tai JD yra tas toks švitrinis tualetinis popierius midcardas, kur tu tinki su kažkom, bet jeigu tu solo išeisi, labai dvėjosim, kaip tu veiksi. Žinai. Tai vat aš sakau, kai mes tada, žinai, matėm jo ir biški solinę, žinai, erą, tai jisai labai dvėjoja, jisai nebočina, bet jisai dvėjoja, ką jis daro. Seniai, jisai matykiai parduoda. Jisai parduoda, taip, jisai dvėjoja smūgį. Jis matykiai susilaužė kaklą ir toliau vreslino. Jo. Pernai metai, by the way. Taip, bet kai jisai į Judgment Day išėjo, jisai atrodo, jis nežino, kodėl jis ten. Jisai debutavo tenais. Bet jo debutavo, bet toks jausmas, jis nežino, ką jis ten daro. Jis nežino savo funkcijos. Taip, mes turim Dominiką. Ir 2-3 kartai tag team čempionas. Numirusiai tag team lygoje. Tai vat Dominikas, jisai žino, kad jisai yra lyderis, jisai žino, kad jisai tipo, gali naudoti bet ką. Turim Liv, kuri sugebėjo irgi, žinai, parodyti kiaušus ir dar spirt Džonui Cynai kiaušinius. Kas dar turi Vodabit China, tai yra Kel. Pala, kas ten ta kita Liliputė, koks esan vardas? Visai jau pamiršau apie ją. Roxanne, bet jinai jau traumuota. Jo, Roxanne, jo, va būtent. Tiek tai svarbi. Ir turim, žinai, tos kitus kaip Finas Baloras, kuris, hei, tipo, seni, tavai tariame, žinai. Matosi, jisai gali būti lyderis, bet jisai kažkaip, tipo, man atrodo, jisai pats išeis. Iš Judgment Day ir, tipo, jisai beefins trumpam. Jis pats, seniai, Judgment Day turnants ant Jarvisa, tiesiog beefas su Dominiku Seriju. Čia nereikia overthinkint, nes jie tikrai neoverthinkina. Tai... Jie taip žoskai neoverthinkina, kad Smackdowną žiūrėjau toksai, Rhea lost a tag team belts. Well, she's winning the chamber, I guess. Jo. Kas yra grįžta? Arba blemba, Chamberis AJ Lee su Becky Lynch. AJ Lee trečias mačas nuo grįžimo. Kaip pirmas singles mačas. Kaip aš buvau parašęs, tipo, aš, dabar kažkur neradau to užrašo, bet viena, kuri buvo dingus, bet mato viską, ir kita, kuri pasirodo, bet nieko nesupranta. Tokia, žinai, labai, man buvo iš tiesų linksma, aš apsidžiaugiau, kad AJ laimėjo. Dėl to, kad tu matai kovotoją jau kokį trečią kartą, bet jis parodo, kad hei, aš turiu smarvės, aš galiu pakraujuoti, aš galiu parduoti. AJ gražiai pardavė tą laimėjimą. Man tas patiko. Aš ne to, kad ten esu CM Punk'o fanas, ne. Aš žiūrėjau iš tos subjektyvios pusės, kur, tu ir taip gali? Palauk, hold on, aš tavo karjerą matęs. Aš tokio šūdo biškai nemačiau, kaip tu darai, žinai. Tu kažką naujo atidarai, žinai, kažkas naujo šiek tiek tais. Su Becky mes matėm tos pačius prieskonius. Tas, tipo, mes matėm moterišką Seth Rollinsą, kuris, aišku, pasirodė, bet už tą turim labai įdomią, dabar, realiai turim naują power couple. Aš nesuprantu to wino. Tiesą pasakius, nesuprantu. WrestleManiai tokiai mešą turės AJ Lee ir, tikriausiai po to jinai vėl, part-timins arba nebepasirodys. Yeah. Nes jinai nėra full-time time. Ir toksai, kam dėt ant part-timerio ir ką dabar darysim su to titulu, realistiškai atgal eis jisai ant Becky per WrestleManiją. Ką tu ant WrestleManijos bandysi daryti, kad parduoti bilietus su tuo match? Ar tu dėsi Maxine Dupri kokią tenais, ar tu dėsi tenais iš American Made papaną. Tu nemesi. Tau reikia mečą parduoti. Ką parduosi, tai tą patį mečą vėl. Tai aš nesuprantu, biškiu to, galėjo kažkoksai būti, nežinau, bent jau čia screw finishas arba kažkas tokio, kad, nesiskaito šitas mečas, aš tave supysiu WrestleManiją, tenais kažką padaryti ir
kitą naktį, tipo, I'm retiring, here's the title, here's a battle royal with all the bit characters, take it. Все. Nu, Bent jau mano toksai būtų prašas. Nu, kaip aš matau, asmeniškai. Kai aš žiūrėjau, nu, tipo, kaip aš matau, su Becky, jinai padės vėl atsakovą, čia faktas, nu, po jos charakteris, nu, tipo, jos veikėjo charakteris, nu, neleis, žinai, tipo, laikyti, kad, tipo, aš neturiu, aš praleisiu, ne. Jinai norės atsikrašyti, čia faktas. Bet, kaip aš matau, Dupree irgi norės pasiimti, nes jinai jau turėjo tą skonį, žinai, aš manau, AJ Lee, aš vos nepasakiau, AJ Styles. Tai... Michael Cole'as vakar pasakė. Jo, aš vengiau. Aš baisiai žvengiau. Tai AJ Lee, jinai paturės tai porą mėnesių ir dar. Taip, jinai tiesiog panešios, nes, nu, tipo, visai reikia kažkokią power couple ir viskas. Kokį porą mėnesių, kitos mėnesis WrestleMania. Tai porą mėnesių, gal... Aš man atrodo, jinai po WrestleManios išlaikys ir po to, tipo, Bet... Nebent jie darys per WrestleMania fucking ladder match. Tada būtų įdomu pažiūrėti. Nu, čia benefaktorius, mes nežinom. Jo, bet tokiu atveju galėtų laimėti bet kas literaliai ir tipo neužmušti jokio characterio, pavyzdžiui, neužmušti tenais Becky, neužmušti tenais AJ, jeigu kažkokia random Carter laimėtų. Nu, taip. Dėl to kaip ir neįdomu. Aš, ko aš labai tikiuosi ir ko aš labai tikiu, kad kažkaip, tai aš nežinau per kokius vinkrus, jie pastatys teisėją Jessica Carr prieš Becky. Aš turiu nori. Ne, jie pastatys susimušt. Aš manau, kad jie pastatys susimušt. Nes, nu, taip, aš suprantu, Jessica Carr, jinai teisėja, bet tai nekis, jinai ir buvo NXT berods ar Evolve. Po komentarus, kas nors mane patikslinkit. Bet aš toks... Gal būtų šiaip gera kova, nes, nu, mes matėm jau jinai, tipo, laikė tą tokį... Davai, sustok. Davai, nedaryk to. Padarysi traumą. Stop, žinai. Ir nes jinai gerai selina, aš nemeluosiu, jinai šiaip Jessica Carr gerai selina. Bet čia toksai mečas, kur tipo, nu, ne PLE, ne WrestleMania, nu, per kokį random Monday Night Raw padaryti. Jo, tai žinai, kad, nu, tipo, tai įvyko, žinai, reikia turėti, žinai, tos side questus, reikia. Oi. Nu, tipo, bet kadangi jinai ref, tai pagal logiką, jie turi suskvošint tada. Nes, nu, referees are fragile as fuck, man. Nu, bus įdomu. Bus įdomu pamatyti. Nu ką? Ta. Šnekam apie Bobų eliminationą, nes man labai... Grįžtam atgal prie to. Jo, man patiko. Man patiko. Aš toliau girsiu, nes labai gražiai padarė. Ir pala, tu pastebėjai šitą Rhea ir Bliss referencą? Na, nu, tai patasai, kur prieš 3 metus buvo. Jo, tas patiko. Cool, eigas. Aš užmėgau žiūrėdamas tą mečą. Kodėl? Aš sulaukiau laivo ir toksai, out. Prabundu, Rhea laimėjo. Predictable as fuck. Toliau, jeigu toksai žiūriu, what the fuck, AJ laimėjo. Okay, daugiau nebesibudau. Aš dabar galvoju, tipo, kas dar tokio, žinai, iš įdomesnio, kas čia vat mums nutiko. Dabar galvoju, kas tokio turkėdėsnio, nu, kaip ir... Nu, Visionas jau visas traumuotas, tai... Jo. Gal biškį apkalbėjom. Nu, pala, Austinas Theory tiesiog kaip defaultas yra trauma ar kaip, tipo, nes, nu, visi traumuotas, tai... Ar tiesiog trauma vaikščiant ir kaip? Net čia bandau suprasti. Ne, Austinas netraumuotas. Jisai Logan Paulas yra vieninteliai Visiono nariai, kurie netraumuoti. Jo, aš tai džiaugiuosi, kad Bronson Reedo nėra. Aš labai laimingas. Gaila, nes palauk. Visas įveikia Romką.
Palauk. Prisiminiau ir aš materialiai tiesiai užrašus pasižiūrėjau, mano akis tiesiai tą dėžė. Oi, bля. Tenais fanai live būino tiesiog tą dėžę. Aš taip galvoju, ko jūs būinat most cringiest, bet ir tuo pačiu most, tipo, jeigu pasakyti gimiką, fucking Van Housenas. Tipo, aš pats nesitikėjau. Aš sėdėjau, aš toks palauk, ką jis čia veikia, žinai? Ar jisai toj dėžiai buvo 2-3 savaitės? Su visom tom panom? Ką jis ten veikia? Žvejojo. Jisai meškeriojo. Aš pasakysiu taip, kad biški žmonės, kurie tipo, žiūri WWE, dažniausiai nesidomi AEW ir jie nelabai žino, kas tas Danhausenas, bet jie tipo, tikėjosi, kad ten bus Chris Jericho arba bent jau kažkoks tipo, referencas į tą. Pamatė tokį bičą toksai, who the fuck are you? Tipo, pohu, kad jisai iš Chicago, bet tipo, galėjo bent jau tą dėžę pasakyti Jerry Troną, tipo, žinai, Countdown ar kažkas tokio blamba. Jericho, jisai jau yra pensijai. Aš želį paskaičiu, jisai viskas, jisai... Taip, ir kas pensininkus WWE? Kas nurašo pensininkus WWE? Gunteris. Tu sakai, Gunteris tepsis rankos su Jericho? Tai iško. Jo, matau. Atsimink, kad Jericho buvo successoris Shawn Michaelso. Tai jisai Šoną Michaelsą tada tegu atleidžia, ne fucking Jericho. Shawn Michaelsas jau ir taip retired, what the fuck are you talking about? Undertakeris dar retirino jį. Dar kartą paretirins, come on. Mes Gunteris, jisai Goldbergą paretirino. Come on. Ne, bet tai, sakau, aš kažkaip, žinai, kas buvo įdomiausia, labai susirišo. Žiūrėk dabar, su Van Housen. Tai, žiūrėk, Elimination Chamberis Chicago'ai, right? Tada, tipo, AJ Lee, tipo, kaip sakom, laimėjo namuose. Tada CM Punkas laimėjo namuose, turėjo, kaip sakant, namų atsvarą, žinai, tą, remiamas namų. Ir tada atsiranda Van Housenas, kur tipo... Kuris irgi iš Čikagos. Jo, kur taip, viskas taip gražiai susideda, žinai. Bet jį visi nušvilpė. Jo, man... Aš suprantu, kad tipo jie švilpė, nes tu ten va, AEW pičiukas, ir tu toks palauk, Jade Cargill, apie ką mes kalbam. Jade Cargill irgi iš AEW, tai jeigu švilpsit, jie švilpėt ir jašit. Tai duokit žmogui šansą. Bet žiūrėkit, jinai pasistengė, jinai laimėjo ir jinai turi titulą dabar. Come on, jinai pasistengė. Tipo, tai užtruko. Jis švilpė dėl to, nes, tipo, come on, toks underwhelming buvo šūdas. Tipo, taip, teasina, kad kažkas amazing bus ir toksai, well, it's a new guy. That you probably didn't know. That's it. Dude, Oba Femi. Ai, to tai nešvilpti, ne, aš sorry, mano blevizgos. Oba Femi tai ten... Oba Femi tiek Comedy Goldas, tiek Blemba Destroyeris gali būti vienu metu. Pats geriausias dalykas. Ką jis daro su Kit Wilsonu ir su Damizu. Žiauriai, bevekai faini segmentai, žiauriai patinka. Fucking, su Kit Williamsu ten buvo... Smackdown'e jisai komedijoje, Ro jisai su Rūsiamu toksai Davai atsirvienu. Man visam patiko, kur ten atidaro, žinai, Kit Wilsonas prieš Oba Femi ir tu toks galvoji, čia nebus kovos, čia tiesiog bus pasirodymas. Ir taip, ir kitas, žinai, tą suprato, bet Kit Williamsas suprato, kad okei, darom pasirodymą, pasiėmė mikrofoną, pasakė eilutes, viskas tvarkoj, čiuva šovė toks tik savo nesąmonę, kas nutiko Oba Femi, tiesiog išnešiojo.
Oi. Man tokiais oba neužsipuolė, kai jį pavadino feministu. As one feminist to another. Jo, tu toks, palauk. Ką? Aš tiesiog mano smegenis sekundį. Palauk, ką? Sekundį, susto, aš nesupratau, kame bairis. Bet, nepaisant to, kur dabar? Vegase vėl kartuosis, ne WrestleMania. Man atrodo, čia bus, žinai, WrestleMania 27. Jo? Čia ta hujaviausia, kur buvo. Nu? Tai man atrodo, čia kartosis ir bus viena iš hujavesnių WrestleMania. Pasižiūrėsim, nes, mes tikrai, aš tikrai nenutokiu, kaip viskas bus. Nes, sakau, dabar, ką kreatyvas daro, aš pastebėjau, bet ir tai yra braižas, kad jie paima veteranus, bet tipo ir top cardus, mid cardus, biški pamaišo, pasiima naujoką kažkokį, bando pasakyti, hei, davai sužaidžiam, žinai, su tavim, pažiūrim, su kuo tu, žinai, turi sinergiją, su kuom tu veiki, su kuom tu neveiki, su kuom tu neveiki, tu hylinsi prieš jo, su kuom tu veiki, tu arba būsi taktymas, arba, žinai, tiesiog jūs kalbėsitės, kaip, žinai, kažkokie patarėjai. Ir čia realiai su visais aš pastebėjau šitą daro. Ir aš toks realiai, tai ne tai, kad nuspėjama, tai yra tiesiog labiau, jų čia tokia yra formulė, kaip papasakoti istoriją. Kad turėti kažką, kas galėtų, kad tu galėtum judinti. Nes anksčiau mes turėjom, kad čia vienas ir jisai turi šitą gimiką, o dabar šitas jisai turi šitą gimiką. Dabar, šitas su šitu jie gali dabar apsikeisti. O taip jie gali plaukti, jie gali pajokauti, jie gali, žinai, gal iš tos pusės yra gerai. Iš kitos, labai mes turim vos ne 90-ųjų, 2000-ųjų WWE scenarijų. Aš ką galiu pasakyti, aš labai tikiuosi, nors aš tai bijoju, kad jie specialiai taip underwhelming viską daro, kad tipo tavo expectationai būtų jau dugne, jeigu jau nėra jie dugne. Ir tipo, bus staigmena ir toksai čia huiena WrestleMania. Yeah. Jeigu tai bus gal ir zaibys, nes kol kas tipo Rumble ir Elimination Chamber tokie kaip build-upas, expectationas ar kažkas tipo hypas, jie čia. Praeitais metais jie buvo, kažkur čia, ir po jų ten krito labai stipriai, bet, tipo, 40 buvo čia, tapo ten. Jo. Tai, bet sakau, dabar, čia jau nebėra to tokio, kur tu esi pasimetęs, tu dabar tiesiog, kaip sakant, loši su tuo, kad kas bus, bet ne tai, kad tu esi labai naivus, tu labai toks, Drew praras titulą, čia faktas, nes jisai daro gerą darbą, bet kažkam išeis iš creative, kad, rimtai, jis jau paturėjo, kažkam kitam duosiu. Aš labai noriu, kad Ortonas gautų, asmeniškai, aš šiaip norėčiau, kad Ortonas gautų ir po to jis savo karjerą Triple H'as neduos. Triple H'as toksai, pala, tada tu mane aplinks ir turėsi daugiau titulų. That doesn't work for me. I don't think that works. Aš už Ortoną geresnis. Cena atskiras dalykas. Ortonas buvo pakalikas Triple H. Shahim H. Bet tai, man, sakau, dabar aš nepasakysiu, kad aš nežinojau, nes labai mes turim aiškias direkcijas kiekvienam veikai. Tas pats Punkas, kaip ir paminėjo apie Roman Reignsą, Rusty Reigns. Taip, čia yra faktas, kad jisai yra parodijas, mes tai ir matėm, ir gyvai, ir pamatėm, kad, jį atmuša, ir jisai gali atsistot. Tai aš nebetikiu, kad kažkas vyks su Reignsu, aš nebetikiu, kad kažkas vyks su Rhodes'u. Aš manau, dabar jie kaip tik atiduoda tas kėdes jau kitiem naujiem žmonėm, kas jau įeina, lygiai tas pats ir su Ripley, žinai. Mes turim jau Tiffany Stratton, žinai, kur jinai jau, hei, aš parodžiau tą, geras pavyzdys Vakior, kur irgi parodė, kad, visiškas toks
neapibrėžtas veikėjas patapo aukštų kalibrų ir parodė savo, žinai, charakterį ir tai vyko. Tai aš manau, tiesiog bus paprastai. Visi veteranai, kuriuos mes dabar matom, jie atiduos kėdės arba savo rolės kitiem veikėjam. Ir mes turėsim tiesiog arba mokytojus, arba tiesiog kaip va dabar Undertaker, žinai, kur tu būsi Hall of Famers. Mes kažką tokio turėsim. Aš va taip matau. Sumaitink jos Gunterį ir visi. Gunteris yra laikinas pykčio padarinys. Va taip, kaip aš matau Gunterį. Laikinas pykčio padarinys, kuris nori parodyti, kad hei, aš dabar turėsiu tą legendų žudiko rolę ir viskas. Tipo, mane prištampavo, aš tai panaudosiu, nes man atsibodo, kad mane vadina Volteriu ir aš esu nereikalingas. Ne, aš dabar pasirodysiu, kad jums tiesiog sumauti. Jisai tikras healas. Gunteris tikrai parodo tikro healo kelią ir kas tai yra healas. Žinai, kaip jis turi iš tikrųjų veikti. Man atrodo, taip pasakysiu. Ką galvoji dėl Brock Lesnaro? Dėl Lesnaro. Su LA Knightu? Ne. Lesnarui... Pakas su LA Knight'ą įpsa? Jo, labai paprastai. Čia tikrai nėra kažkokių komentarų. Jisai pakas į 1-2. Nebent Triple H pasakys, okei, dabar laimėk. Jeigu tas įvyks, tas bus tikrai aišku kaip diena, bet užtat galėsim prikolinti iš Broko Lesnaro, kad mes turime bičą, kuris išėjo iš realių, iš UFC, gavo malkų iš bičo, kuris buvo pastoviai šudinai pušinamas. Mes turėsim pradėti, Lesnarui reikia susišikti. Lesnarui reikia susilaukti. Jis to nedaro. Aš skaitau, jeigu Lesnaras prapistų, tai turėtų prapistų tik tais Obafemi. Jo. Čia būtų solidus. Čia būtų solidžiausias pušas Obafemiui, nes jisai ir taip jau gerai sustumdytas ir labai gerai išloštas jo. Tai čia būtų tikrai, ką mes ir matėm per patį Rumblo Saudyje. Tai mes matėm tikrai tą tokią įdomią titanų kovą, kurią mes tikrai norėtume pasisėlėti ir pasižiūrėti kiekvieną dieną. Nes jie tikrai visą laiką turi kažką iš savo kišenės. Tikrai būtų smagu pamatyti. Arba Jey Uso. Nes per Jey Uso entransą išmetė Broką iš Rumblo. Aiva, aš taip skaniai arbatą geriu, aš nenoriu jos atpilt, nekalbėk apie šito debilo vardą. I fucking hate him. Su visa esybė. Aš Džėjus taip nekenčiu. Visas tas Drew heitas perėjo Džėjui. Tiesiog viskas. Aš būsiu atsvars ir manau, čia reikės kažkur, žinai, užbaigti, kad gal yra gerai, kad Džėjų... Aš manau, kad tokią energiją, ką Džėjus turėjo tai keliauti LA Knight'ui. Man atrodo, kreatyvas sumaišė kortas, sumaišė žmonės. Realiai. Ne, LA Knight'as darytų taip. Jo, bet ir jam jo gimika tinka, kuris, žinai, kviečia auditoriją, žinai, hei, sakykit mano vardą, žinai, hei, hebra, davai, keliamės, aš, tikrai jau veterano statusą turiu. Ir turim Jey Uso, kuris yra po buvusios, kaip sakant, buvusios frakcijos šešėlių, bando save pakelti, kas tikrai buvo pradžioj gerai, ir tada tiesiog, eik nahu. Sorry, kad keikas, bet eik nahu. Ne, tiesiog buvo... Tickets, ir 10 money. Ir 10 minučių. Ir tada jam patys pašėmino. Children, families love him. Money, money, money. They buy a shirt with a yeet for $50 and they buy 4 of them. Sakau, užbaigiant atvirai, aš džiaugiuosi, aš atsakau, džiaugiuosi, kad dabar WWE šiek tiek tais prasivalinėja. Žinai, jau rolės kaip ir yra. Ir mes, kaip aš matau, nuvokiam, kaip yra atiduodamas kėdės ateičiai.
Bet dabartinė ateitis, ką mes matom, yra ganėtinai neaiški. Ir įdomu, kas toliau su WrestleMania. Dabar kas po WrestleManios. Tas įdomu. O mano kryptis yra tokia, kad Unrealas buvo didžiausia klaida, kurią jie galėjo padaryti. Nes jie tiesiog davė... Nes jie parodė, kad jie nesupranta nieko. Kaip bukinti ar kaip ką daryti. Bet kai Feibas miręs, bet jie parodo, kaip jie dirba iš vidaus. Ir tipo pasižiūrė iš šono, jie žiauriai hujovai dirba. Jie žiauriai hujovai kažką galvoja. Tipo, idėjas, tu matai nors, kad vienas wrestleris pitchintų savo idėją į creative, ne. Jie ten susėdė visi seniai ir tokie, I want Chelsea to win. Ir toksai Triple H, and then what? Ką tada? Vėl tipo su tom pačiom? Raudogas. I don't know, I like Chelsea Green. Toksai, bet tuo tarpu Triple H'as toksai, tai duok man kažką, blemba, tipo, su kuo beefint. Kodėl man dabar pasakė kažkoksai Michael Hayes'as, kad Chelsea Green nėra tipo Tiffany Stratton lygio arba Charlotte Flair lygio ir negali, pavyzdžiui, tie mid-carteriai beefinti su main eventeriais. Nes Backdowno moterų divizija tokia siaura yra, kad tipo, come on, jums žmonės per metus pasibaigs ir bus tas pats per tą patį feudai. Tai tipo, ką pastebėjau, jie dabar padarė, tipo, ant to, tipo, kad išvengt tokio, tai tipo, atleido legit tag teamus moterų ir tiesiog sumetė main eventerius tag teamus. Ir tipo, main event, toksai, tag teamai dabar įdomu, nes tenais main eventerai, tipo, praeiti buvo. Tas bet, tipo, kitos divizijos dabar, tipo, what the fuck, ką jiem darys? Tai kaip ir aš sakiau, tu, kaip tik mano, čia yra mano hipotezė, bet ir to pačiu mano teorija. Kad, kaip ir minėjau, bet ir turbūt čia ir užbaigsiu, čia ir klausimas bus mūsų žiūrovam, kad ką dabar WWE daro, tai kaip ir sakau, mes turime naujų žmonių, kuriuos jie, tiesiog ištraukia iš kažkur, tai ar tai yra tas pats iš Seto Rollinso mokinių, ar tai būtų iš AEW, ar tai būtų kažkoks naunėjimas, kaip ir mes dažnai sakėm, bet jie kaip tik traukia tuos naujus, turime jau kas jau seni nauji, gal tai pavadinkime, nežinau, ar čia būtų teisingai, tai yra ta pati ir Ale menedžerė, kur mes irgi šnekėjomės, kur gerai pasirodė Kiana, ir tuo pačiu, kas dar, dabar galvoju iš tų naujų veikėjų, tas pats ir Amerikanos, ir apskaitai, jie dabar kuria naują eilę, kaip sakant, charakterių, veteranai juos moko ir tiesiog, ką mes dabar matom, tai tiesiog, kad tiesiog tas deglo perdavimas. Ir čia galbūt ir mūsų žiūrovam klausimas, ar kaip galvojate, ar tikrai šita teorija, atrodo reali, nes, man asmeniškai taip iš tikrųjų atrodo, kad tai perduoda estafetas. Mes matom, tas pas veteranas Ortonas, jisai parodo klasę, kad hei, štai kaip mes galime sužaist, kad aš dabar tu jau nebebūsi, meinas WrestleManios vardas, aš būsiu vardas. Tas pats CM Punkas parodė Finn Balorui, kad hei, aš nors ir senas, aš galiu laimėti. Ir čia nėra, kad ten judintos kortos, tai yra mano technika, aš esu techninis kovotas. Tai aš tau parodysiu, kaip iš tikrųjų reikia muštis ir kaip reikia ištverti, ir kaip reikia parduoti. Ir taip pat CM Punkas parodė Ulso, šitą. Tai tiesiog, sakau, veteranai moko jau tokius senai naujus, veikėjus, ir dabar tie, kas naujokai ateina, jie patys stebi, jie patys mato, kas vyksta, ir, taip ir mes matom naujus gražius veikėjus. Gal taip matau, Tai čia yra mano tokia teorija, kad veteranai perleidžia žinias, o pilni naujokai mato, kaip yra tai perduodama ir žino, kaip viską sugerti. Mano klausimas, ar norit, kad WWE vėl padarytų savo draftą? Arba kokią seną gimiką atgrąžintų jie. Kaip draftas kadaise buvo, arba tipo PLD kokie gimika.
draftas Naują. padarytų jo, arba draftas padarytų WWE iš naujo įdomu, nes kiekvienais metais, jeigu rosterius sumiksuosi, gausi naujų visiškai rosterius, naujus visus storylinus, kuriuos galima per metus belė kiek daryti Infinite Optionų. Tai va, jam trūksta to, nuomonė. Jo, šiaip būtų tikrai įdomu, bet gaila, laikas jau į pabaigą, tai tikrai dar sėki pasakysiu taip. Tikrai yra smagu, Hebra, girdėti iš jūsų, jau ir mes ir Instagram'e matom žinutės, ir mano Discordo ložiai, tai nuorodos bus aprašymuose, su mumis galite susisiekti ir per ložės Discordą pas mane, arba per Instagram'ą mums parašyti, arba tiesiog irgi per TikToką, ar per kokį, ir mes šiaip Twitter'į turim netgi, kur mes šaudėm Friendly Fire mūsų lietuviai, bet tas bus kitai laidoj. Bet tikrai yra nuostabu išgirsti iš jūsų, kad hei, kur jūs esate, kur jūs dinka. Mes čia, mes grįžom antram sezonui ir tikrai mes pateiksim daug daugiau negu ką mes dabar darom. Ir šiek tiek mes dabar nepasakysim, ant kiek dažnai bus podcastai, bet pasistengsim taip, kad, tiek ir jums būtų patogu. Tiek ir, mes nebūtume pastoviai pavargę. Būsim atviri, tikrai kai kurie podcastai pasižiūrėjęs iš šono, mes atrodom pavargę. Tai dar sėkis. Mes dabar pusę 10 rašom. Jo, mes dabar įrašinėjom pusę 10 po to, šiaip, mes pusę 10 vakarų, nes aš šiaip transliuoju prieš tai. Ir, sakau, tikrai yra smagu. Demonyto, bičiulį. Tai, tikrai yra smagu ir dar sėki, mes peržengėm pirmus metus ir tai yra antrasis sezonas. Tai